Labas vakaras, mėly žaidėjai ir žiūrovai. Kaip jūs jaučiatės? Tikiuosi, šiltai, patogiai esate įsitaisę prie savo televizoriaus ekranų, žiūrite į mus. Labas, Tadai, kaip jautiesi tu? Labas, Ieva, ačiū iš tikrųjų, kad klausi. Ir man atrodo, tu girdėjai, kad Lietuvoje jau po truputį skelbiama gripo epidemija. Bet mums tai visai nemotais, kadangi mes turime puikų, labai gerą atkirtį tam. Tikrai taip, ir tai tikrai nėra vaistai. Tai nėra skiepai ir net ne maudynės ledinėje eketėje. Tai žymiai paprasčiau ir žymiai maloniau. Jums reikės kiekvieną sekmadienį žiūrėti teleloto, žaisti, laimėti ir dalinti geromis emocijomis. Pastebėta, kad jau po pirmų sekmadienių tikimybė susirgti žymiai sumažėja. Na ir šį vakarą mes tikrai turėsime jums paruošę vitaminų. Tikrai taip, juolab, kad šį vakarą pas mus sugrįžta, ko gero, visų pasilikti ir laukti žaidimai Laimės laiptai, kuriais kops Ieva. Ir, žinoma, trigubo šanso žaidimas, kuriame dalyvausiu ir aš, ir man bus labai džiugu sveikinti su mūsų žaidėjais. Tikrai taip, ir tai dar ne viskas. Turėsime ir intriguojančių viešnių. Čia pas mus telelotos studijoje atvyks dramatiško likimo iš Krikštėnų paveldėtoja ir jos kolegė, bet apie visą tai šiek tiek vėliau. Likite su mumis iki pabaigos. O, tu čia taip intriguojančiai pasakėjai. Dvaras, damos, intrigos. Labai įdomu, bet apie tai tikrai vėliau. O dabar mes galbūt sugrįžkime į Aukso puodo dalybų praėjusį sekmadienį, kuomet virė ne ką mažesnės intrigos. Tikrai taip, mes išdalinome netgi 500 000 eurų. Ir tai įspūdinga suma ir įspūdingas kiekis laimėtojų. Reikėtų pasižiūrėti į žemėlapį, kaipgi pasiskirstė tos pinigų sumos. Taip, ir iš tikrųjų panašu, kad pagal laimėtojų skaičių mes laimingus padarėme praktiškai visą Vilkijos miestą. Tu įsivaizduoji, Ieva? Ir kaip tu ir minėjai, mes pažiūrėkime geriau, nespėliodami į žemėlapį, Aukso puodo dalybų žemėlapį, kaipgi pasiskirstė laimėjimai. Ir kaip matom, Kauno apskritis laimėjo daugiausiai pinigų, tad valio Kaunui. Ir panašu, kad reikės laimingų bilietų važiuoti pirkti būtent ten. Bet, žinokite, neatsilieka ir Vilnius. O įdomus labai pastebėjimas, ar matai, kad yra vienodos sumos būtent Telšių, Tauragės miestuose. Sveikinam visą Lietuvą ir visus laimėtojus. Pažadam, kad šį vakarą jūsų bus dar daugiau. Taip, ir iš tikrųjų šį vakarą mums nereikės liūdėti ir prie tuščio Aukso puodo sėdėti tikrai neteks, juolab, kad už mūsų nugaros laukia nuostabi dama Volkswagen Jetta ir žinoma Aukso puodas, kuriame yra 250 000 eurų. Tikrai išdalinsime viską ir kaip visada pradėsime nuo telefoninės loterijos. Taip, nepamirškime telefoninės loterijos žaidėjų ir tą džiaugsmą padalinkime į keletą dalių. Oi, net ne keletą, turime labai daug porcijų ir šiandien kažkas tikrai laimės netgi 30 piniginių prizų po 300 eurų, 10 po 1000 eurų ir turime vieną piniginį 3000 eurų prizą. Wow, puiku ir nieko nelaukdami iš karto ir pradėkime ir aš noriu išsiųsti 5 piniginius prizus po 300 eurų tiem žaidėjim, kas gavo žinutes su bilieto numeriais. Ir dar 5 laimingieji, kurie laimi po 300 eurų, yra tie, kurie gavo žinutes su bilieto numeriais. Ir dar 5 laimingųjų, kurie laimi po 300 eurų, yra tie, kas gavo žinutes su bilieto numeriais. Na, ne tik Tadas yra toks dosnus, aš taip pat noriu išsiųsti jums 5 piniginius prizus po 300 eurų. Tikrinkite savo telefonus, jeigu juose yra bilieto numeris. Taip pat dar 5 piniginiai prizai po 300 eurų yra jūsų, jeigu turite žinutes su bilieto numeriais. Ir dar vienas 5 po 300 eurų. Tikrinkite savo žinutes, jeigu juose turite žinutes su bilieto numeriais. Na, o aš siunčiu 5 piniginius prizus po 1000 eurų tiem žaidėjams, kas gavo žinutes su bilieto numeriais. Ir dar 5 laimingieji, kurie laimi po 1000 eurų, yra tie, kurie gavo žinutes su bilieto numeriais. Na, man dabar ne tik didelė garbė, džiaugsmas, bet ir didžiulė atsakomybė išsiųsti jums 3000 eurų. Tikrinkite savo žinutes, jeigu juose yra bilieto numeris. Sveikinam! Sveikiname ir visus 1634 loterijos laimėtojus. Visą jų sąrašą rasite internete adresu perlas.lt. O dėl laimėjimų su jumis susisieks loterijos atstovai jau rytoj, pirmadienį. Savo telefono ekranuose pamatysite numerį 852 751 751. Automobilis Volkswagen Jetta ir 50 prizų po 200 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na, o prieš pradedant mūsų studijos žaidimus, pats metas susipažinti su mūsų žavingąją studijos viešnia.
Per daugiau nei 35 metus Volkswagen sukūrė net 6 Jetta modelio kartas, o būtent šis modelis žymi naujos epochos pradžią. Erdvus salonas ir bagažinė, bei puiki garso izoliacija džiugins ir vairuotoją, ir keleivį. Ir aš neabejoju, kad tikrai norėtumėte važiuoti komfortiškai, erdviai ir žinoma tyliai. Ir tai galės padaryti tikrai kažkuris žaidėjas namuose, bet tai bus laidos pabaigoje. O dabar pats metas mano kolegijai Ievai. Taip, kažkas važinės nauja Jetta, o kažkas galbūt šį vakarą laimės ir aukso puodą, kuriame 250 000 eurų. Ši suma bus jūsų, jeigu spėsite visus bilieto skaičius užbraukti su lig auksiniu 47 kamoliuku. Kampus, įstrižainės ir eilutę, kuriuos turite užbraukti štai taip, baigsime žaisti vienu metu su 38 kamoliuku. Na, o dabar su pirmaisiais kamoliukais pradėsime sėkmės spalvos žaidimą. O dabar ryškus ir dosnus studijos žaidimas sėkmės spalva. Žaisti kviečiu 5 studijos žaidėjus ir jie bus priskirti prie vienos iš spalvų matomų štai šiuose stoveliuose. Taigi, iš karto noriu pakviesti prie mėlynos spalvos stovelio žaidėją, kuris turi numerį 5 Vaclovas Vaitkevičius. Prie juodos spalvos stovelio kviečiu žaidėją, kuris turi numerį 18 Rimantas Indrelė. Prie raudonos spalvos stovelio noriu pakviesti žaidėją, kuris turi numerį 4 Arnoldas Adomaitis. Prie geltonos spalvos stovelio kviečiu žaidėją, kuris turi numerį 10 Vytautas Mikalajūnas. Ir prie žalios spalvos stovelio noriu pakviesti žaidėją, kuris turi numerį 3 Artūras Bešys. Na kągi, o dabar pats metas susipažinti su mūsų žaidėjais. Ir sveikinusi su pirmojo dalyviu, ponu Artūru. Sveiki gyvi. Iš kur atvykot pas mus? Iš Anykščių rajono, Debeikiai. O, Anykščių rajonas, Debeikiai, labai konkrečiai. Kuom užsiimat? Bitininkauju. Bitininkaujat? Taip. Jūs prižiūrit avilius, bites visus. Taip, taip. Galit papasakot, kaip tai yra daroma, kaip visą tai atrodo? Čia yra verslas toks? Iš hobi tapo kaip ir pragyvenimo šaltinis. O skanus medus pas jūs? Taip, žinoma. Būtinai visi apsilankykite, paragaukite medaus. Beje, atvykot vienas pas mus? Su mama. Su mama. Kur mama? Mama, štai. Labai džiugu, aš jums linkiu sėkmės mūsų žaidime ir tikiuosi, kad jūs laimėsite daug pinigų. Sveikinuosi su dar vienu džentelmenu, ponas Vytautas. Sveiki gyvi, iš kur jūs pas mus atvykote? Iš Vilniaus. Niekur toli važiuoti nereikėjo. Ką veikėt Vilniuje? Esu teisininkas, dirbu advokatų kontorą. Aha, jūs esat advokatas, ar jau partneris, kaip vadinama? Ne, dar ne partneris, kaip ir vyresnysis teisininkas, galima būtų taip. Bet su perspektyva į tuos, kad būtumėt partneris, taip? Sakykit, vienas atvykot pas mus? Su draugiam. Taip, kur draugė, labai malonu. Draugė, galbūt, kai pateko čia pas mus į žaidimą, nurodymus kokius nors davė, kaip reikėtų žaisti, kiek reikėtų laimėti pinigų? Nu taip sakė, pasimk viską. Pasimti viską maksimumą, ar ne? Gerai, tokiu atveju aš jums ir palinkėsiu pasimti viską maksimumą, sėkmės jums. Taip, sveikinuosi su dar vienu žaidėju, ponas Arnoldas. Sveiki gyvi. Man taip pat malonu. Sakykit, iš kur jūs pas mus atvykote? Palanga. O, kurortas. Laukiat vasaros? Taip, taip. Kuom užsiimat Palangoje? Ar kaip visi? Šefo virtuviai. O, jūs esate virtuvės šefas. Skaniai gaminat valgyti? Stengiamės. O klausykit, noriu paklausti, jūs ko gero vis tiek dirbat restorane ar kavinėje? Ar Viešbuty. Viešbuty. Namuose gaminat? Tenka. Tenka, bet taip nesat labai noriai tai įkinkytas, ar ne? Supratau, o beje, vienas atvykot? Su drauge. Su drauge. Ir tai yra tas žmogus, kuriam jūs namuose ko gero gaminat maistą. Atvirkščiai. Atvirkščiai? Namuose gamina jinai. Namuose gamina jinai, o Taip. jūs jau gaminat visiems tiem žmonėm, Taip. kurie ateina į viešbutį pavakarieniauti, Taip. papietauti, ar ne? Supratau. Na kągi, bet kokiu atveju aš jums linkiu sėkmės Ačiū. mūsų žaidime ir tikiuosi, kad į Palangą grįšite tikrai pilnomis kišenėmis. Sveikinusi dar su vienu mūsų dalyviu, ponu Rimantu. Sveiki gyvi ir Sabina mums padės truputėlį susišnekėti ir noriu paklausti iš karto, iš kur pas mus atvykot? Iš Panevėžio atvykau. Iš Panevėžio. Kuom užsiimat Panevėžyje? Turiu darbą, dirbantis. Aha, labai malonu, labai džiugu. Atvykot vienas? Ne, kartu su žmona. Kur yra žmona? Mama? Čia. Labai malonu. Aš
noriu jūsų paklausti, ar jūs esat kažką laimėjęs mūsų teleloto žaidime? Taip buvau. Prieš 2 metus laimėjau 2000 eurų. O, štai taip. Prieš metus 200 eurų, o prieš 2 savaitės laimėjau 18 eurų. Fantastika, klausykit, jūs esate laimingas žmogus. Na, aš jums linkiu, kad ir šitame žaidime jums pasisektų ir jūs laimėtumėte daug pinigų. Ačiū labai. Sėkmės jums. Ir dar vienas džentelmenas, ponas Vaclovas. Sveiki gyvi. Sveiki. Iš kur jūs pas mus atvykot? Iš Vilniaus. Irgi niekur toli važiuoti nereikėjo. Ką veikiate Vilniuje? Vairuoju mažytę transporto priemonę. O kokia yra mažytė transporto priemonė? Volkswagen Kadika vadinasi. Kadė, ar ne? Taip. Jūs esat vairuotojas, taip? Taip, Supratau. Patinka darbas? patinka. O atvykot vienas pas mus? Su dukra ir dukros draugu. Aš jums linkiu didžiausios sėkmės ir tikiu, kad tuščiomis Ačiū. iš čia neišeis. Na kągi, mes susipažinome su mūsų dalyviais. Labai džiugi, smagi, vyriška kompanija. Mes galim pradėti ir aš kreipiuosi į savo kolegę Ievą. Koksgi bus tas pirmasis kamoliukas? Geltonas 59. Ir prie geltonos spalvos stovi ponas Vytautas ir nieko nedarant, jūs jau turite savo kišenėje 500 eurų. Na, o dabar noriu paprašyti, kad spalvas jau spėtumėte patys, kaip manot, kokios spalvos kamoliukas visai netrukus išriedės. Ponas Arnoldas galvoja, kad tai bus žalias kamoliukas, Rimantas galvoja, jog bus juodas, Vaclovas, kad bus raudonas, Vytautas taip pat galvoja, kad bus žalias kamoliukas ir Artūras galvoja, jog tai bus geltonos spalvos kamoliukas. Na, pažiūrėkime. Ieva, koksgi tas antrasis kamoliukas? Raudonas 39. Ir tai yra raudonos spalvos kamoliukas ir Vaclovas yra teisus ir jūs jau savo kišenėje turite 750 eurų. Na kągi, visai netrukus keliausim prie trečio kamoliuko. Spėkit, kokios gi spalvos jis bus. Taip, Arnoldas galvoja, kad bus juodos spalvos, Vytautas taip pat galvoja, kad bus juodas, Rimantas irgi galvoja, kad bus juodas ir Artūras su Vytautu galvoja, jog tai bus geltonos spalvos kamoliukas. Nagi, Ieva, pažiūrėkim, koksgi tas trečiasis kamoliukas. Geltonas 50. Ir tai yra geltonas kamoliukas, o tai reiškia, kad Artūras ir Vytautas yra teisūs ir jūs jau pasipildote dar savo kišenės. Na kągi, brangieji, keliausim prie ketvirto kamoliuko, bet prieš tai noriu paprašyti, kad vėl pasirinktumėte spalvą. Kaip manot, kokios spalvos bus tas kamoliukas? Arnoldas užsiciklinęs ant juodos spalvos. Taip, Rimantas galvoja, kad bus geltonas, Vaclovas su Artūru galvoja, kad bus raudonas ir Vytautas galvoja, jog tai bus mėlynos spalvos kamoliukas. Ieva, padėk mums tai sužinoti. Geltonas 58. Ir tai yra geltonas kamoliukas, o tai reiškia, kad ponas Rimantas yra teisus ir jis jau savo sąskaitoje turi 1250 eurų. Na kągi, lieka vienas kamoliukas, penktasis ir prašau, mėlėjai, pasirinkite spalvą, kaip galvojat, persigalvojat, ponas Arnoldai. Šį kartą galvoja ponas Arnoldas, kad bus žalios spalvos kamoliukas, Artūras ir Vytautas galvoja, jog bus geltonas, Vaclovas galvoja, kad bus raudonas kamoliukas ir Rimantas taip pat galvoja, kad bus žalias. Nagi, pažiūrėkime, koksgi tas penktasis kamoliukas. Geltonas 46. Tai yra geltonos spalvos kamoliukas ir Artūras su Vytautu vėlgi yra teisūs. Bravo jums, džentelmenai. Taigi, Artūras šį vakarą laimi 2500 eurų, Vytautas 3000 eurų, Arnoldas laimi 200 eurų, Rimantas 1250 eurų ir ponas Vaclovas laimi 750 eurų. O man labai džiugu pranešti, kad mūsų sėkmės spalvos žaidime žaidėjai iš viso laimėjo 7700 eurų. Bravo! Bravo jums, šaunuoliai, puikiai spėliojot. Na, o dabar Ieva ir dar 10 kamoliukų. Na, o mes toliau ridename kamoliukus. Žalias 68. Geltonas 60. Žalias 65. Geltonas 54.
Geltonas 53. Žalias 74. Geltonas 52. Geltonas 49. Raudonas 37 ir juodas 30. Na, o dabar noriu pakviesti 10 jūsų atvykti kitą sekmadienį ir susitikti su Indre ir Gintu. Tad tikrinkite savo bilietus ir jeigu juose matote skaičius 034, bet koks skaitmuo 488, laukiame jūsų atvykstant. Na ir dabar pats metas trumpai pertraukėliai, po kurios mūsų laukia laimės laiptų žaidimas, kurį ves Ieva. Ir žinoma, kol vyks reklama, jūs tikrai suspėsite paskambinti ar išsiųsti SMS numeriu 1634 ir būtinai tai padarykit, kadangi jūsų laukia dvigubas pasiūlymas. Automobilis Volkswagen Jetta ir 50 prizų po 200 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę. Toliau ridename laimingus kamuoliukus jums. Geltonas 55. Geltonas 47. Mėlynas 12. Geltonas 57 ir žalias 67. Na, o man didelis džiaugsmas pristatyti seniai bematytą į studiją sugrįžusi laimės laiptų žaidimą, kurį ves Ieva. Tikrai taip, na, o man reikės 2 žaidėjų iš studijos. Tai spausk mygtuką. Kaip ten tu darai, ar ne? Taip, dabar išsirinksime žaidėją. Viktoriją Pikelienę kviečiame jūs ir jai kompaniją palaikys Regina Piliūtė. Kviečiame prisijungti. Labas vakaras. Sveikos gyvos merginos. Na, man atrodo, Ieva, aš čia kaip ir ne prie ko, nes moteriška kompanija, jūs, man atrodo, puikiai čia turėsit apie ką pabendrauti. Tai aš gal šokio žingsneliu ir opa. Taip, na ką, labai malonu jūs čia matyti ir pirmiausiai noriu susipažinti. Viktorija, ar pirmą kartą pas mus studijoje? Taip. Iš kur atvykot? Iš Šiaulių rajono. O su kuo atvykot? Su vyru. Vyras, kur vyras išsiuntė, reiškiasi, žmoną jau, ar ne, rūpintis šeimos biudžetu. Gerai, Regina, sakykite, ar jūs pirmą kartą pas mus? Taip, tikrai taip. Ir iš kur atvykot? Iš Vilniaus rajono. Šiaip esu Suvalkietė, bet dabar Vilniaus rajone gyvenu. Na tai aš linkiu jums abiems didžiausios sėkmės ir pradėsime nuo Viktorijos. 3 paspaudimai yra privalomi, o kiti 3 jau nuo jūsų azarto. Rieda kauliukas. Ir pirmasis ėjimas 2. 2 žingsniai. Ir tai reiškia, kad jūs jau turite 200 eurų. Na, kaip jaučiatės? Gerai. Viskas gerai, šiek tiek jaudinatės, matau, ranka šiek tiek dreba, bet, žinokit, antras paspaudimas žymiai bus lengvesnis. Gerai, Regina. Na, ridenam jūsų kauliuką. 1. Tai reiškia, kad jūs laimite 100 eurų. Na ką, moteris, pasivaikštam toliau. Rieda kauliukas. Viktorija, antrą kartą jau taip ryžtingai ir pasivaikščiosim netgi 5 žingsnelius ir čia mes matome, kad jūsų suma patrigubėja. Puikus ėjimas, sveikinu. Jūs turite 600 eurų. Taip, įkvepianti pradžia. Regina, rieda jūsų kauliukas. Taip, 3 žingsneliai ir mes matome, kad dabar jūs jau turite 500 eurų. Viktorija, dabar jau 3 jūsų ridenamas kauliukas.
Ir mes einame 6 žingsnius. Wow, dar 1000 eurų ir iš viso jūs turite 1600 eurų. Ir tai yra tikrai tokia suma, kuri verčia susimastyti, ar žaisti toliau, nes dabar jūs turite tokią galimybę, ar tiesiog su ta suma grįžti namo. Kol jūs galvosite, mes kartu su Regina toliau ridenam kauliuką. Trys. Puiku, jūsų suma patrigubėjo ir dabar jūs turite jau 1500 eurų. Na, štai taip įsibėgėjo moteriškės, ar ne? Viktorija, koks bus jūsų sprendimas? Ar jūs žaisite toliau? Mes matome, kad gali sumos dar tikrai labai padidėti. Taip. Taip? Taip. Gerai, tai rieda kauliukas. Viktorija žaidžia toliau. 2 žingsniai. Taip, jūsų suma sumažėja ir dabar jūs turite 800 eurų, bet nenusiminkite, jūs dar turite galimybę 2 kartus ridenti kauliuką. Regina. Nu, gal vieną kartą dar pabandysiu. Sakot, va dar vieną tokį mažutį Daugiau tai paridensim. Gerai, bandykim. Gal po to vieno dar apetitas sužadins. Va vienas ir iškrito. Ir čia mes turime dar 700 eurų. Oi, manau, kad tikrai apetitą žadinanti suma, ar ne? Ir dabar jūs turite jau 2200 eurų. Viktorija, ką darysim? Žaisim toliau. Žaisim toliau. Rieda kauliukas. Palaikykite studijoje. Taip, 5 laipteliai. 2, 3, 4, 5. Ai. 4 kartus sumažinam ir jūs liekate su 200 eurų. Bet dabar jūs repetuokit, dar jums liko vienas paspaudimas, kuris gali būti lemiamas. Ir tikiu ir linkiu, kad toksai bus. Regina. Gal aš nežaisiu. Jūs išgąsdino Viktorijos paskutinis paspaudimas, bet paskutinį kartą, kai spaudėte, jūs patrigubinot savo laimėjimą. O jeigu neliks nieko? Iš 2200 eurų, tai čia jau reikėtų gerai parident, kad neliktų. Nu gerai, dar vieną kartą. Tikrai pasiryžot, rieda Reginos kauliukas ir mes čia turime... Jėzau, ant mano sąžinės, negaliu žiūrėti. Kas ten? Ai, 1200 eurų, sveikinu jums. Nežinau kaip jums, bet man tai palengvėjo. Na, dabar Viktorija. Taip. Liko paskutinis 6 kauliuko riedėjimas. Taip? Ridenam? Taip. Ridenam. Aš jaučiu, kaip visa studija sulaikiusi kvėpavimą laukia, kiek čia tie 6 žingsneliai, ką jum atnešo. Čia yra 4000 eurų! Sveikinu labai, neįtikėtinai. Taip. Ir iš viso jūs laimėjote 4200 eurų. Puikus žaidimas. Mes jūs palydime. Na, o dabar. O kurioje vietoje esu? Na, Regina, jūs dabar esate ties 3400. Ir jūs turite dar vieną galimybę ridenti kauliuką. Ką darysite? Ne, gal aš neridensiu. Jūs neridensite. Aš šitoj vietoje. Taip, jūs esate šitoj vietoj, tai reiškiasi, kad yra visokiausių galimybių. Galima ir susimažinti, bet galima ir pasididinti. Taip pat mes matom dar stop, yra langelis, kuris gali atnešti netikėčiausių ir didžiausių prizų ir laimėjimų. 3400 eurų, ar rizikuosite? Ne, nerizikuosiu. Nerizikuosit? Ne. Nu ir teisingai, su 3400 eurų išlydime jūs. Oi, mėlėjai, štai taip, mes labai norėtume pamatyti ir jūs besidžiaugiančius laimėjimais. Todėl 10 jūsų kviečiame čia apsilankyti jau kitą sekmadienį. Tikrinkite bilietus, jeigu jų numeris 025, bet koks skaitmuo 072. Laukiame. Automobilis Volkswagen Jetta ir 50 prizų po 200 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na kągi, mėlyjei, kol jūs su Ieva žaidėte laimės laiptus, aš pasikviečiau vieną iš mūsų studijos žaidėjų, kad jis man galėtų patvirtinti arba paneigti tą tiesą, jog Volkswagen Jetta yra labai tyli. Aš kalbu apie salono
garso izoliacija, kad ten iš tikrųjų yra labai tylu. Kaip matot, durelės yra uždarytos, langai yra uždaryti ir man tiesą sakant labai įdomu sužinoti, ar jis mane girdi ar ne. Ir Ieva, jeigu tu nieko prieš, mes padarysim tokį eksperimentą. Aš tau noriu padainuoti dainą, gerai, jeigu galima. Atleisiu, aš tavęs nepastebėjau, juk laukiau ne tokios. Tavęs nepastebėjau, taip trokštamos, brangios. Matai, neblogai, ne? Gerai, bet pažiūrėkime, ar iš tikrųjų mūsų svečias, studijos žaidėjas, ką nors girdėjo. Aš noriu jį labai pasikviesti. Sveiki, gyvi. Galima jūs paprašyti išlipti iš automobilio. Taip, noriu jūsų paklausti, paeikim truputėlį čia į priekį. Noriu jūsų paklausti visų pirma, ar patogus automobilis? Taip, labai komfortiškas. Gerai, kadangi vis dėlto man reikėtų sužinoti, ar iš tikrųjų salone yra taip tylu, kaip apie šitą automobilį yra kalbama. Jūs ką nors girdėjot, ką aš čia šnekėjau? Ne, nieko. O jūs Puikiai žinot, garso izoliacija. Puikiai garso izoliacija. O jūs žinot, kad aš jūs apšnekinėjau? Negražu, taip. Negražu, sakot. Bet jūs to negirdėjote, aš kaip suprantu. O jūs žinot, kad aš dainavau dainą jūsų draugiai? Jūs nevedęs vyras? Aš vedęs vyras, bet tai nereiškia, kad aš negaliu dainuoti su kitom moterim. Jūs nieko negirdėjote, rimtai? Ne. Tai reiškia, kad iš tikrųjų garso izoliacija šiame automobilyje yra nuostabi. Taip. Labai džiugu, labai smagu ir jūs nieko nesužinojot, ką aš dainavau jūsų draugiai ir Ievai. Ir ačiū Jums labai, kad padėjot mums išsiaiškinti tokį dalyką, kad iš tikrųjų šis automobilis turi puikią, labai gerą garso izoliaciją. Automobilis Volkswagen Jetta ir 50 prizų po 200 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na, o praėjusį sekmadienį čia studijoje stovėjęs Jettos pusbrolis Volkswagen Golf atiteko žaidėjams į namus. Kas tas laimingasis, paklausite? Ogi ji čia šalia mane, susipažinkite, Dalia Leikienė iš Klaipėdos. Ilgas kelelis iš Klaipėdos į Vilnių. Sakykite, su kuo atvykot? Sūnus, bet pasislėpė. Su kokiu automobiliu, aš klausiu? Ai, su kokiu. Ne, negaliu sakyti. Negalit sakyti? Senas. Tai nuo šiol galėsite visiems garsiai sakyti, kad važinėjate naujų automobilių. Sveikinu. Ačiū. Štai jo rakteliai. Ir pasidalinkite savo patirtimi. Kai sužinojote, kad jūs laimėjote automobilį, kokia buvo reakcija? Nepatikėjom. Šiaip tai ten vyro automobilis, jis mane nusiuntė į parduotuvę nupirkti bilietą. Jis žaidžia, aš niekada nežaidžiu. Man atrodo, dabar pradėsit žaisti ir jūs. Taip. Gerai, o sakykite, vairuojate pati? Nu, retkarčiais. Retkarčiais. Dabar, man atrodo, pajutusi malonumą, ką reiškia vairuoti naują automobilį, vairuosite dažniau. Tai linkiu saugių ir gerų kelionių, gero kelio į Klaipėdą. Ačiū. Ačiū. Dar 10 kamuoliukų jums. Mėlynas 4. Žalias 71. Geltonas 48. Žalias 69. Juodas 18. Žalias 70. Mėlynas 6. Geltonas 56. Mėlynas 14 ir juodas 25. Na, o dabar pasisveikinkime su į studiją grįžusiu žaidimu Trigubas šansas. Na ir šiam žaidimui noriu iš karto pasikviesti 4 mūsų studijos žaidėjus. Taigi kviečiu pirmąjį mūsų žaidėją, kuris turi numerį 6. Albina Dargevičienė. Dar vienas mūsų žaidėjas, kuris turi numerį 1. Eimutis Vaičaitis. Trečiasis mūsų žaidėjas turi numerį 8. Božena Carkova. Ir 4. mūsų trigubo šanso žaidėjas turi numerį 14. Petras Sužiedėlis. Na kągi, o aš noriu visiems priminti šio žaidimo taisyklės. Kiekvienas iš jūsų paeiliui turėsite teisę iš skaidrios dėžės traukti
3 kamoliukus. Kiekvienas kamoliukas yra pažymėtas tam tikra piniginė suma, tai gali būti laimėjimas nuo 100 iki 10 000 eurų, arba tai gali būti automobilis. Jeigu ištrauktumėte mėlynos spalvos kamoliuką, tai būtų automobilis Nissan Micra, jeigu tai būtų geltonas kamoliukas, tai būtų Citroen C3 ir jeigu tai būtų žalios spalvos kamoliukas, jūs laimėtumėte Toyota Yaris automobilį. Ištraukę pirmąjį kamoliuką, jūs galėsite nuspręsti, ar pasiliekate prie to kamoliuko ir laimite būtent tą prizą, ar vis dėlto jo atsisakote ir laukiate sekančio traukimo. Iš viso galimi 3 traukimai. Jeigu mes daeisime iki 3 traukimo, 3 kamoliukas, kokį jau išsitrauksite, toks laimėjimas jums ir atiteks. Na, o prie viso to aš su jumis žaisiu taip pat ir trauksiu kamoliukus. Ir čia labai svarbu mūsų žaidėjams namuose, kadangi jūs taip pat galėsite laimėti arba piniginius prizus, arba automobilį. Tai viskas priklausys nuo mano laimingos rankos. Manau, kad mes galim pradėti ir aš keliauju iš karto prie pirmosios mūsų žaidėjos, tai yra ponios Albinos. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykite, iš kur pas mus atvykot? Iš Kauno. Kuom užsiimat Kaune? Šiaip savo namų šeimininkė. Šiaip savo, nieko savo, šiaip savo užsiėmimas. Iš Kauno atvykote viena? Ne, su vyru ir draugė. Vyras ir draugė. Kurgi jie? Labai malonu, labai džiugu. Na kągi, aš jūs sveikinu mūsų žaidime ir linkiu pačios didžiausios sėkmės ir noriu paprašyti, kad ištrauktumėte pirmąjį kamoliuką ir pažiūrėkime, kaipgi jums seksis. Prašau. Kiškite ranką į šią skaidrę dėžę ir gerai pamaišykite ir taip, parodykite visiems, kas tai yra. Tai yra 200 eurų. Iš karto jūsų klausiu. Ką darom? Ar jūs pasiima 200 eurų ir baigiat žaidimą? Ne. Ne, nebaigsit. Lauksit dar vieną traukimą. Gerai, tokiu atveju aš prie jūsų sugrįšiu ir keliauju prie mūsų antrojo žaidėjo. Sveiki gyvi. Iš kur atvykot? Iš Ukmergės rajono Deltuvos. Iš Ukmergės rajono Deltuvos, ponas Eimutis rimtas visas. Ką ten veikėt? Dirbam. Dirbat, jeigu nepaslaptis, ką? Šaltkalvis. O, gera profesija, visiems reikalinga, ar ne? Vienas atvykot pas mus, Su sūnumis dukra. Sūnus ir dukra. Kol važiavot, tikėjotės kažkokio laimėjimo mūsų teleloto žaidime? Na, nelabai. Nelabai. Ne. Bet kokiu atveju jūs tuščiomis tikrai negrįšite. Aš jums linkiu sėkmės ir noriu paprašyti, kad ištrauktumėte pirmąjį kamoliuką. Prašau, kiškite ranką, pamakaluokit gerai ir pažiūrėkime, koksgi. Ir tai yra mėlynos spalvos kamoliukas, o tai reiškia, jog čia yra automobilis Nissan Micra. Aš net nebejoju, kad jūs nerizikuosite ir toliau neisite. Ateikite pasveikinti. Jūs savo rankose jau turite Nissan Micra automobilio raktelius. Patys didžiausi sveikinimai ponui Eimučiui. Sveikinu jūs labai. Rakteliai jau jūsų rankose. Šitą kamoliuką galite mesti čia ir galite sugrįžti į savo vietą. Štai taip, vienas automobilis laimėtas, bet jų mes turime dar 2 ir aš sveikinuosi su dar viena mūsų dalyvė, ponia Božena. Sveiki gyvi, iš kur atvykot? Iš Vilniaus. Niekur toli nereikėjo vykti. Viena atvykot? Viena. Viena. Nieko neėmėt į kompaniją, nenorėjot, Vyras kad... namuose su vaikais. Su vaikais liko, ar ne? Galbūt sakė, kaip turėtumėt grįžti, su kokiu prizu? Ne, nieko nesakė. Nieko, nebuvo jokių nurodymų, ar ne? Na, aš manau, kad jūs tikrai nudžiuginsite tą žmogų, kuris liko namuose ir noriu paprašyti, kad ištrauktumėte pirmąjį kamoliuką. Taip, ir tai yra, parodykit visiems, tai yra 3500 eurų. Iš karto noriu paklausti, ką darot, ar pasiemat šios pinigus ir baigiat žaidimą, ar vis dėlto bandysit ir trauksite sekantį kartą kamoliuką. Priminsiu, jog dar yra 2 automobiliai. Gal bandysiu dar kartą. Bandysite dar kartą. Gerai, tuomet šį kamoliuką meskite čia ir mes keliaujame prie 4 mūsų žaidėjo, pono Petro. Sveiki gyvi, ponas Petrai. Iš kur jūs pas mus atvykot? Vilnius. Irgi Vilnius. Kuom užsiimat Vilniui? Jau dabar nieko. Nieko, esat atostogose. Kažkas jūs atlydėjo, ar atvykot vienas? Vienas. Vienas, kaip katinas, aš girdėjau, prieš tai sakėt, ar ne? Gerai, ponas Petrai, noriu paprašyti, kad ištrauktumėte pirmąjį kamoliuką. Pažiūrėkim, kokia suma arba galbūt automobilis ten bus. Taip, parodykite visiems prieš save, pakelkite. 100 eurų. 100 eurų. Noriu klausti. Tęsim toliau. Net neklausiu. Gerai, meskite čia ir, kaip ir minėjau, aš pats taip pat dalyvauju šiame žaidime ir noriu ištraukti vieną kamoliuką ir prizas, kuris bus
Čia, tai yra 2000 eurų. Ir tuos 2000 eurų aš siunčiu kažkuriam žaidėjui į namus. Tikrinkite savo bilietą ir jeigu jame matote skaičius 0208243, sveikinu, jūs jau laimėjote 2000 eurų. Na kągi, o mes tęsim mūsų trigubo šanso žaidimą ir grįžtame prie ponios Albinos ir iš karto noriu paprašyti, kad ištrauktumėte dar vieną kamuliuką. Pažiūrėkime, kasgi ten ant jo bus parašyta. Nieko neparašyta, tai yra žalios spalvos kamuliukas, o tai reiškia, kad jūs laimite automobilį Toyota Yaris. Labai sveikinu jūs. Štai jums rakteliai iš Ievos rankų. Ateikit pasveikinti, ne kiekvieną dieną laimimas automobilis. Vau, fantastika. Štai taip, namo grįšite su naujutėlaičiu Toyota Yaris automobiliu. Dar kartelį sveikinu jūs, šitą kamuliuką metam čia ir galite sugrįžti į savo vietą. Štai taip, 2 automobiliai laimėti, bet dar yra likę ir prašau, ponia Božena, traukite kamuliuką ir linkiu pačios didžiausios jums sėkmės. Taip, gerai išmaišytas ir kasgi čia yra? Ir čia yra, tai yra 7000 eurų. Bet vis dėlto aš turiu jūsų paklausti, ką jūs darot? Pasiliksiu. Pasiliekate šios pinigus, 7000 eurų ir baigiate žaidimą? Taip. Na kągi, tokiu atveju sveikinimai, plojimai Boženai ir 7000 eurų yra jūsų. Ačiū jums labai. Na kągi, ir liko mūsų ketvirtasis žaidėjas, ponas Petras, ir prašau. Traukite ir pažiūrėkime, koksgi. Taip, parodykite visiems 2500 eurų. Noriu iš karto paklausti, ką darom? Tęsiat. Jūs bandysite trečią kartą traukti kamuoliuką, taip? Taip. Gerai, tuomet šį kamuoliuką meskite čia, na, o aš noriu taip pat ištraukti vieną prizą, vieną laimėjimą kažkuriam žaidėjui namuose. Taip, ir tai yra, mano ranka laiminga, 5000 eurų. Ir jie atitenka žaidėjui namuose, kuris turi bilietą su numeriu 006-0128. Kągi, sveikinu jūs labai, na, o prieš keliaujant toliau prie mūsų paskutiniojo žaidėjo, dabar trumpa reklama, kurios metu jūs tikrai suspėsite paskambinti ar išsiųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Volkswagen Jetta ir 50 prizų po 200 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na kągi, mėlėjai, sveiki, sugrįžę, įtampa auga ir mes tęsime mūsų trigubo šanso žaidimą, kuriame liko ponas Petras. Ir paskutinysis traukimas, aš linkiu pačios didžiausios jums sėkmės. Gerai pamaišykit ir kasgi tai yra, pakelkite. Wow, tai yra 10 000 eurų. Ponas Petrai, labai sveikinu jūs, neišsisukite rankos. Patys didžiausi sveikinimai jums, 10 000 eurų yra jūsų, meskite šį kamuoliuką čia, galite sugrįžti į savo vietą. Wow, fantastika. Na ką, ir liko man ištraukti dar vieną kamuoliuką kažkuriam žaidėjui namuose. Ir šį kartą mano ranka vėlgi yra sėkminga, tai yra 3000 eurų. Ir 3000 eurų keliauja tam žaidėjui namuose, kuris turi bilietą su numeriu 017-1055. Labai sveikinu jūs. Na, o taip pat aš norėčiau pakviesti 10 jūsų atvykti kitą sekmadienį pas mus į Teleloto studiją. Tad tikrinkite bilietus ir jeigu juose matote skaičius 022, bet koks skaitmuo 741, laukiame jūsų atvykstant. Ir noriu priminti, kad tikrai visada suspėsite paskambinti ar išsiųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Volkswagen Jetta ir 50 prizų po 200 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na kągi, mylėjai, labai smagu, kad jau nemaža dalis mūsų studijos žaidėjų namo grįž tikrai netuščiomis ir turės kom pasigirti savo giminaičiams, artimiesiems, draugams, bendradarbiams. Ir galbūt kažkam šį vakarą pavyks laimėti ir aukso puodą. Ir aš galiu tik įsivaizduoti, kaip tas žmogus džiaugsis. Ir iš tikrųjų, Ieva, galbūt tu mums padėsi sužinoti, ar kažkam pavyks šį vakarą laimėti aukso puodą. Ir galbūt šis vakaras bus toks maloniai neramus. Tikrai iš visos širdies būtent to ir linkiu. Tik noriu priminti, kad kampus, įstrižainės ir eilutę baigsime žaisti vienu metu su 38 kamuoliuku.
Raudonas 40. Raudonas 35. Juodas 29. Mėlynas 3. Raudonas 36. Mėlynas 9. Žalias 62 ir mėlynas 13. Tai buvo 38 kamuoliukas, tad apžvelkime rezultatus. Kampų laimėtojai pasidalina 22 133 eurus. Eilutės laimėtojai pasidalina 22 133 eurus. Įstrižainių laimėtojai pasidalina 11 066 eurus. Na kągi, o dabar liko patys svarbiausi paskutiniai kamuoliukai iki 47 auksinio kamuoliuko ir žinoma aukso puodo. Tad Ieva. Raudonas 38. Mėlynas 7. Juodas 16. Raudonas 42. Mėlynas 2. Nuskambėjo skambutis, o tai reiškia, kad namuose kažkam liko užbraukti vos vieną skaičių, kad būtų padengta visa lentelė ir galbūt kažkam pavyks šįvakar laimėti aukso puodą. Tad dabar noriu pakviesti visus mūsų studijos žaidėjus į paskutinį mūsų žaidimą. O kol jie reikiuosis, jūs tikrai suspėsite paskambinti ar išsiųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Volkswagen Jetta ir 50 prizų po 200 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na kągi, mėlyjei, sveikinu jūs visus degančios linijos žaidime ir jeigu galvojat, kad po netrukus išriedėsiančio kamuoliuko kažkam namuose pavyks užbraukti visą lentelę ir laimėti aukso puodą, aš labai kviečiu jūs žengti pirmin. Priminsiu, kad jeigu atspėsite, tarpusavėje pasidalinsite 6 000 eurų. Namuose yra net 5 žaidėjai, kuriems trūksta užbraukti vos vieną skaičių. Tad jeigu galvojat, kad jiem pavyks, kviečiu žengti žingsnį pirmin. 1, 2, 3. Žengti nebegalima, niekas nesiryžo. Ieva, pažiūrėkim, kaip ten reikalai namuose. Juodas 21. Galbūt būtent šio juodo kamuoliuko kažkam namuose ir reikėjo, kad būtų padengta visa lentelė. Ne, vis dar ne. Na kągi, vėl kreipiuosi į jūs. Jeigu galvojat, kad po dabar riedėsiančio kamuoliuko kažkam pavyks užbraukti visą lentelę, labai kviečiu žengti žingsnį pirmin. 1, 2, 3. Niekas nesiryžta, žengti nebegalima ir Ieva, koks bus dar vienas kamuoliukas? Žalias 64. Ir galbūt šio kamuoliuko kažkam reikėjo namuose, kad būtų laimėtas aukso puodas. Ne, bet jau liko 6 žaidėjai, kuriems trūksta užbraukti vos vieną langelį. Na ką, kreipiuosi vėlgi jūs, jeigu galvojat, kad dabar kažkam namuose pavyks užbraukti visą lentelę, kviečiu žengti žingsnį pirmin. Priminsiu, kad jeigu atspėsite, tarpusavėje pasidalinsite 6 000 eurų. Taip, 4 žaidėjai ir daugiau, taip, dar matau, kad viena ponia iš galo, prašau, arčiau kompanijos, taip, ir tai yra 5 žaidėjai ir daugiau žengti nebegalima. Ieva, pažiūrėkim, koksgi bus sekantis kamuoliukas. Raudonas 31. Galbūt būtent šio raudono kamuoliuko kažkam taip reikėjo namuose. Ne, dėja ne, ačiū jums, bet jau liko 7 žaidėjai namuose, kuriems liko užbraukti vos vieną skaičių. O dabar riedės auksinis šio vakaro kamuoliukas. Ir jeigu galvojat, kad kažkam vis dėlto pavyks šį vakarą laimėti aukso puodą, kviečiu žengti į priekį taip. 1, 2, 3 žaidėjai, 4 žaidėjai, 5 žaidėjai galvoja, kad kažkam namuose pavyks užbraukti visą lentelę. Daugiau žengti nebegalima ir Ieva, pažiūrėkim, kasgi ten darosi. Juodas 19.
Ir ar šis kamoliukas kažkam namuose yra sėkmingas ir ar pavyko laimėti aukso puodą? Deja ne, deja ne. Ačiū Jums labai. Na kągi, kadangi šį vakarą aukso puodas nelaimėtas, jis lieka aukti kitą savaitę, na, o iš jo mes išimame kiek daugiau nei 18 000 ir būtent dėl šios sumos varžomės toliau. Mėlyji, kviečiu žengti žingsnį pirmin, jeigu galvojat, kad kažkam dabar namuose pavyks užbraukti visą lentelę. 1, 2, 3. Žengti nebegalima, niekas nesiryžta ir Ieva, pažiūrėkim, kaip ten reikalai namuose. Raudonas 45. Ir ar šis raudonas kamuoliukas būtent buvo tas, kurio taip reikėjo žaidėjų namuose? Ne, bet jau liko 11 žaidėjų, kuriems trūksta užbraukti vos vieną skaičių. Galbūt dabar ryšitės žengti žingsnį į priekį, jeigu galvojat, kad kažkam namuose pavyks užbraukti visą lentelę. 1, 2, 3, žengti nebegalima. 2 žaidėjai ir Ieva. Raudonas 43. Na, galbūt šis raudonas kamuoliukas buvo būtent tas, kurio taip reikėjo žaidėjų. Ne, vis dar ne, bet jau 15 žaidėjų namuose, kuriem lieka užbraukti vos vieną langelį. Jeigu galvojat, kad kažkam pavyks tai padaryti, kviečiu žengti žingsnį pirmin. 1, 2, 3. Žengti nebegalima, 2 žaidėjos galvoja, kad kažkam pavyks. Ieva, kreipiamės į tave. Žalias 61. Na, galbūt šis žalias kamuoliukas jau atnešė sėkmę kažkuriam... Vis dar ne! Wow, netikėta, bet jau 25 žaidėjai, kuriems trūksta užbraukti vos vieną skaičių. Prašau, kviečiu žengti žingsnį pirmin, jeigu galvojat. Taip, 1, 2, 3. Viena dama, daugiau žengti nebegalima ir Ieva, kreipiamės į tave. Raudonas 41. Dar vienas raudonas kamuoliukas ir galbūt tai yra laimingas kamuoliukas. Taip, ir mes turime didžiojo prizo laimėtoją ir turime vieną vienintelę damą čia studijoje, kuri išdrįso, žengė žingsnį pirmin ir viena pati laimi 6 000 eurų. Bravo, labai sveikinam jūs ir žinoma sveikiname žaidėją namuose, kuris laimėjo šį vakarą didįjį prizą. Jūs pabūkit čia, dar nuotrauką pasidarysiu. Automobilis Volkswagen Jetta ir 50 prizų po 200 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Pamenate, laidos pradžioje minėjome paslaptingas viešnes. Tai norime supažindinti Anastasiją ir Ainą. Labas vakaras, merginos. Malonu Jūs matyti Telelotos studijoje šį sekmadienį. Na ir žinome, kad LNK ekranuose Jūs matysime žymiai dažniau, kiekvieną pirmadienį, antradienį ir trečiadienį. Tai papasakokit, kas ten bus. Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais 8 val. Vakare. LNK rodys naują serialą Paveldėtoja, kuriame bus labai daug intrigų, meilės, neapykantos ir nenoriu visko atskleisti, pamatysite patys, bet labai kviečiu žiūrėti. O Anastasija, jūsų pati herojė, kokia jos yra misija pačiam seriale? Mano herojus Saulė yra visiška gerietė. Taip, ir... Bet jūs ir atrodot kaip gerietė visą tokia. Taip, ji yra visiška gerietė ir serialas prasideda nuo to, kad ji iš savo pamatės gauna didžiulį paveldėjimą, Krikštienų dvarą. Ir jie atvyksta į Krikštienus, norėdama išsiaiškinti, ką su juo daryti toliau. Ir įsisuka į jausmų sūkurį, kuriame bus tikrai visko. Būtinai reikia žiūrėti. Būtinai. Na taip, bet ten, kur yra gerietis, būtinai bus ir blogietis. O čia mes turime jas abi. Tai dabar labai įdomu išsiaiškinti, kaip pačiai pavyko įsikūnyti į neigiamą personažo Meilutės vaidmenį. Neigiamo personažo, tai Saulės Meilutės priešės vaidmenis, sakykim taip. Saulė Meilutė, žodžiu. Labai įdomu, kai žmonės sako neigiamas, teigiamas personažas. Aš nemanau, kad yra neigiamų ar teigiamų žmonių, tiesiog žmonės atsiduria tokiose aplinkybėse, kuriuose jų veiksmai įgauna neigiamą prasme. Taip, pasakė neigiamas personažas. Vardu Meilutė. O Meilutė čia toks? Ne, Meilutė yra Saulė Meilutė, o aš esu, mano personažas yra Kristina Žukauskaitė. Žodžiu, aš supratau, kad bus seriale labai daug moterų.
O tas yra labai gerai. Tai patinka ir vyram, ir moterim, tikrai visi žiūrėsite. Ir kadangi pas mus šį vakarą lankosi šios nuostabios žavios damos, aš labai noriu paprašyti, kad jūs mums truputėlį pagelbėtumėt. Ir kreipiuosi į jūs, miela Aina. Aš noriu paprašyti, kad pakviestumėte 10 mūsų žaidėjų atvykti kitą sekmadienį čia pas mus į Tele-LT studiją. Paspauskite šį mygtuką ir mes sužinosime, kuriegi 10 žaidėjų atvyks pas mus. Taigi tikrinkite bilietus ir Ainos ranka yra laiminga ir kviečia jūs atvykti pas mus. Jeigu tik turite bilietą su numeriu 008, bet koks skaitmuo 218. Na, o kažkam namuose ne taip, kaip Anastasijai pasisekė paveldėti, o pavyks laimėti Volkswagen Jetta. Visą vakarą mes čia gyrėm šį gražų automobilį ir dabar tik jūsų ranka lems, kas su juo važinės. Taip, ir su jūsų plojimais mes sveikiname žaidėją namuose, kuris turi bilietą su numeriu 0139335. Jūs vairuosite štai šią nuostabią Volkswagen Jetta mašinytę. Ačiū merginos, tikrai nekantraujame pamatyti jūs seriale naujame, kaip ir mūsų žiūrovai. Na, jūs iš ties šiandien atlikote didelį darbą, daug žmonėms suteikėte džiaugsmo ir laimėjimų ir turbūt daugiau jūsų ir nevarginsim. Taip, ir pasimatysim TV ekrane, mes tikrai jūs stebėsime ir geros premjeros, gero serialo. Ačiū jums labai. Tadai, tu kada nors susimastei, kuris iš mūsų gerėtis, o kuris blogėtis? O tai dar neaišku šiaip. Nu jo, čia ir taip aišku. Na ką, štai taip intriguojančiai pasibaigė mūsų paskutinioji sausio mėnesio laida. Ir dabar jau mes su jumis susitiksime vasarį. O tai čia jau praktiškai vasara. Moteriška logika tokia įdomi. Viskas logiška. Taip. O su kuo tavo asocijuojasi vasara? Vasara tai yra patys nuostabiausi dalykai. Šiluma, saulė, jūra, atostogos, paplūdimi, žodžiu, visa tai, ko aš kol kas negaliu sau leisti. Oi, bet kitą sekmadienį tikrai jau bus karšta. Na, gal ne lauke, bet pas mus studijoje tai tikrai. Mes aukso puodę turėsime net 270 000 eurų ir čia puikuosis automobilis Toyota Auris. Wow, kaip visada Tele-LT rūpinasi jumis ir nepamirškite, būtinai sekmadienį įsijunkite LNK 17:20. Pasimatysime ten, o šį vakarą sakome viso geriausio, iki malonaus ir geros jums ateinančios savaitės. Ate! Einam pasibūti. Einam pasibūti.